Verslumas – tai asmens mąstymo būdas ir socialinės, vadybinės bei asmeninės kompetencijos, ne tik leidžiančios turinčias žinias pritaikyti kasdieninėme gyvenime, ne tik organizuoti savo veiklą, bet ir prisiimti riziką už padarytus sprendimus. Verslumo ugdymo tikslas – ugdyti mokinių gebėjimus, reikalingus jiems kaip individams ir kaip visuomenės nariams savarankiškai gyventi ir pozityviai veikti savo, šeimos ir visuomenės labui, kad jie sugebėtų prisiimti atsakomybę bei mokėtų gyventi visuomenėje, pagrįstoje rinkos ekonomikos sąlygomis. Visas asmenybės verslumo ugdymas turi būti nukreiptas į galutinį rezultatą – išugdyti asmenybę, gebančią savarankiškai ir atsakingai veikti. Atliekame 2 rūšių analizę. Pirma, stebime įvairius veiksnius, pavyzdžiui, ekonomikos augimą ir naftos kainas, kurie gali didinti kainas trumpu laikotarpiu. Be to, stebime, kiek yra pinigų apyvartoje, nes tai gali didinti kainas vidutinės trukmės ir ilgų laikotarpių. Bet kodėl? Mes žinome, kad praeityje didelė infliacija visada buvo susijusi su per dideliu pinigų apyvartoje kiekiu. Jei yra per daug pinigų ir per mažai prekių, infliacija gali dar padidėti. Jei turguje visi norėtų, pavyzdžiui, tų pačių pyragėlių. Taip, bet infliacija yra tik tada, kai pabrangsta visos prekės ir paslaugos, ne tik, pavyzdžiui,